Iš ten visi. Visi. Greitai. Šočiau. Jeigu nenorit, gal dar nuo suolo ten į šitą pusę. Čia gali būti, šitoje vietoje, čia gali būti. Policija, stok. Piršas nuleistuko, švelniai spaudžia. Goldo! Gulim ramiai žemės. Dar kartą. Įmanoma priešinti. Kas turėtų būti padaryta šitoje situacijoje? Greitoji iškviesta. Ne, prieš tai uždėti antrankiai, pašalinti pavojingi daiktai, asmuo neutralizuotas, tiktais tada pagalba ir taip toliau visi sekantis veiksmai. Ne? Toliau, ką mes padarysim, reiškia kontaktų ištraukimą, paprašysiu visų perėti šitą pusę, kadangi rodysiu iš čia. Andriukai man papriemu. Reiškia, kada asmuo neutralizuotas, jeigu pataikė į raumeninius audinius, galite kontaktus ištraukti patys. Bet jeigu asmuo skundžiasi, jeigu pataiko į jautrias kūno vietas, nereikia. Toliau, kadangi ištraukus, matot, yra paraudimai truputėlį, ar ne, yra tikimybė, kad gali būti kontaktas su žmogaus krauju, privalomas dalykas yra kas? Aš jau gėdavau. 10 cm nuo manęs, pataikė. Man konteinerį paduokit. Arčiau. Konteinerį. Matot, laidų nesaugoja, metų tiesiog. Paprastai būna, jeigu rūbai, tai juos truputėlį reikia patempti, šiuo atveju ar ne, kad ir į kūną, ranką laikom šiek tiek toliau, ne prie pat, kad traukiant ne persiplėšiant. Nykščių ir rodomojų pirštų šitą vietą stipriai suspaudžiam ir staigių judesių viršų ištraukiam. Tikrinam, ar yra adata. Adata yra. Čia profesionalas traukia, žinot, kaip traukės yra jau. Kitas, žiūrėkite jo truputėlį taip, aš jo nejudinu, nes stengiu ištiesinti, trauksiu taip kaip jie. Adata. Na ir matot, kokie yra sužalojimai po panaudojimo, truputėlį šiek tiek kraujuoja, bet labai čia yra negalėčiau. Su panaudotu užtaisu, tam, kad žiūrėkit dabar, adatas įstačiau iš šoninės ertmės, tam, kad jos lengvai neiškristų, plius, kad niekas neįsidurtų imdamas kitus. Toliau paima patį užtaisą. Ir čia jau grąžinat su tarnybiniu ir su ataskaita būdinčią dalį. Lagus šliuos, ar gerai, kad čia maikutė ne? Kraujos, vaikščiusi. Rūkų esą. Ta prasme, vis dėl smūgio kalba. Čia yra nusmūgio. Nusmūgio truputėlį suvirkinta oda. Gali stotis paplokit, kolega. Nu, kaip?